Ar iš didelio skurdo gali žmogus pasiekti itin didelių finansinių aukštumų? Taip. Būdama studente, dirbdama padavėjos darbą, tu net sugebėjai iš taupymo išleisti brolį į mokslus. Kaip taip įmanoma? Verkiau, galvoju, ašaros nepadės, reikia kažką daryti. Paskambinau teisingumo ministrui iš telefono būdelis ir sakau, aš noriu pasikeisti. Aš noriu pasikeisti pavardę. Mūsų tinklalaidės tikslas yra parodyti žmonėms, kad investuoti yra svarbu, kad jie turi apie tai galvoti ir parodyti, kaip ir tavo gyvų žmonių pavyzdžius, ar ne, kur tos pinigus galima įdarbinti. Ir daugiabutis Juodkalnijoje, tai nėra ta pirma mintis, kuri šautų į galvą, kurgi žmogui investuoti. Reikia daryti protingus sprendimus šiandien, kad rytojus būtų kitoks. Renata, tu esi labai atviras žmogus ir esi žmogus, kuris atvirai pasakoja savo gyvenimo istoriją, atvirai daliniesi savo ir kaip investuotos patirtimi. Ir man atrodo, kad tavo istorija, apie kurią aš viliuosi mes irgi šiandien pasikalbėsim, jinai yra tokia aktuali ir tokia svarbi daugeliui ir ypatingai tiems, kurie galbūt negimė su sidabriniu šaukštu burnoje, tiems, kuriuos gyvenimas galbūt apdovanojo sunkesniais iššūkiais negu įprasta mūsų, arba tiems, kurie viską, ką turi arba yra pasiekę šiandien, tą padarė savo pačių rankomis. Ir kad auditorija tave kaip galima greičiau ir geriau pažintų, jeigu tu leisi, aš tave pristatysiu. Tai tu esi patyrusi savo srities profesionalė, šiandien vadovaujanti aviacijos sektoriaus įmonei, turinti 80 žmonių komandą. Tu esi mentorė, esi kviestinė lektorė Lietuvos universitetuose. Berods žinau, kad ir pati vedi mokymus, lyderystės, komandos auginimo temomis. Esi investuotoja, nors kaip dažnai sakai ir juokiesi, kad nenori savo šio epiteto priskirti, bet vis tik esi investuotoja. Ir kaip pati sakai, investuoti esi pradėjusi iš baimės skurdui. Ir nors investuoti pradėjai, pataisysi mane, jeigu aš klystu, prieš 10 metį, turbūt netolimam horizonte jau gal ir gali matyti ankstyvą pensiją. Tai žmogiškasis faktorius, kuris labiausiai žavi tavyje, iš tiesų ir yra tavo atvirumas ir nuoširdumas. Ir aš manau, kad tu esi nuostabi pašnekovė, turinti ką pasakyti žmonėms, kurie, galbūt irgi užaugo nepritekliuje ir taip laikosi įsikibę tų savo santaupų ir bijo rizikuoti vardan to geresnio rytojaus. Tai Renata, ar tai yra apie tave? 100%. Kaip ten sako, tiesiai, kaip sakant, į 10-tuką. Tikrai apie mane ir tikrai iš skurdo ir tikrai, nežinau, ar 10 metų, nes aš kai nelaikau savęs investuotojo, tai labai ieškaus to starto slenkščio ir neturiu gal tokio nusimačius, kad jau ten tais metais tapau kažkokia ten investuotoja. Jo, ir apie mane. Tai Renata, gal mes pradėkim nuo to tokio akivaizdaus klausimo, nes kaip ir pati ne kartą tave sugirdėjus sakant garsiai, kad mane su pinigais atsakingai išmokė elgtis baimės skurdui. Aš manau, kad mes lietuviai su visa savo istorija, ar ne, su visu tuo bagažu, mes daugelis bijom to skurdo ir tik tas dydis tos baimės, jisai pas visus mus yra skirtingas. Kaip atsirado tavo baimės skurdui? Nuo vaikystės, tai ten keliose interviu esu sakius, kad mes gyvenom pradžio mieste, paskui, kai mamos tėtis mirė, mes persikėlėm į kaimą ir gavosi taip, kad tu valgai rūgpenį ir bulves, tai kas yra užauginta tavo, lauki, kol mama grįš iš darbo ir kai lendi jos, mes turėdom ją pasitikti nuo autobusų sustojimo ir su broliu nešti jos sunkią tašę, žiūrėdavom, ką jinai atnešė ir atnešdavo geriausią atveju ten duoną, 28 kapeikos tais laikais kainuodavo tokia labai paprasta. Jeigu būdavo ta vadinama liaudiškai šlapenkė, tai būdavo šventė, mes žinodom, kad čia jau turbūt algos diena. Ir viskas, ir ta prasme mūsų maistas baigdavosi tuo, bet aš esu sakius, kad kažkada prisiminiau, kad kaip mes su broliu mes čia dar juokavom, sakau, tu prisimeni, kaip mes saugūnus pjaustydom, acto apipildom, pamarinuodavom ir juos valgydavom, nes buvom alkani. Rinkom butelius per dainų šventę, pridavinėjom ir aš atsimenu, kai man tuos ledus nusipirko, man aukšto vertės. Ir aš tada sakydavau, dar per vestuvės jaunystės tortas toks būdavo. Ir aš nuo mažens svajodavau, galvoju, kai uždirbsiu pinigų, nusipirksiu tortą ir jį visą suvalgysiu. Aišku, aš ten jo viso nesuvalgiau ir kai turėjau pinigų, tai jo nepirkau, bet tas toksai, tu neturi už ką pavalgyti, tai čia buvo pirmas toks, arba neturi ką valgyti, arba to, ko nori, negali valgyti. O antras buvo man labai stiprus, kai aš stojau universitetą ir aš turėjau lietuvišką, mano pavardė buvo surusinta, kai mane registravo ir buvo išankstinis stojimas ir aš stojau VGTU, verslo vadybą ir administravimą ir paskui transporto inžineriją kaip atskirą, kaip papildomą.
Ir aš atsimenu mandatinę komisiją ir man pasako, kad kitą taučių mes jau priėmėm, nes tai buvo tik po nepriklausomybės ir su rusais mes turėjom tokį prastesnį santykį po Sovietų Sąjungos išsiskyrimo. O aš galvoju, kokie kitą taučiai? To prasme. Išėjau, verkiau visą kelią iš Saulėtekio iki troleibus ir galvoju, kodėl aš gimiau ubagų šeimoje, kodėl už mane tėvai nemoka už mokslus. Tai kaip man baigti tos mokslus? Tai reiškia, jeigu aš esu kaime, neturiu pinigų, negaliu mokytis, tai aš visą laiką lieku kaime ir uždaram rate. Reikia iš to rato kažkaip išeiti. Verkiau, galvoju, ašaros nepadės, reikia kažką daryti. Nu ką, paskambinau teisingumo ministrui iš telefono būdelis ir sakau, aš noriu pasikeisti, aš noriu pasikeisti pavardę. Mamos paprašiau kažkokių dokumentų, pas tėtį nuvažiavau, paprašiau ir aš pasikeičiau pavardę. Pas viceministrą teisingumo nuvažiavau ir pakeičiau, atstačiau tikrąją savo giminės pavardę, kad įstoti į universitetą, nes supratau, kad mokslas yra svarbiausia. Bet jeigu tu pati sakai, gyvenai kaime ir supratai, kad mokslas yra svarbiausia, ar tai atėjo iš tos gėdos pozicijos, kad noriu turėti daugiau, nenoriu gyventi, kaip sakai, kaltinę save, kad kodėl gimiau ubagų šeimoje, ar buvo jūsų rate aplinkui žmonių, kurie gyveno geriau? Kaip matyti tą pavyzdį, kuriuo tu nori paskui sekti? Čia geras klausimas. Iš tikrųjų, pirmo klausimo dalį išgirdus norėjusi sakyti, kad man pikta yra, aš savo sūnų moku, yra konstruktyvus ir destruktyvus pyktis. Destruktyvus, kai aš sėdžiu, aš verkiu visą kelią iš VGTU eidama ir nuo to mano ašarų nei pinigų padaugėja, nei į universitetą įstoja, nei pavardė pasikeičia. Tai, jis toks nešantis vertės, ar ne, bet yra ir, išsilieja tiek žinių. Bet yra tas pyktis, kuris yra, toks, ta prasme, kaip tai aš gal galiu. Ir mamos seserys dar 4 buvo ir jos visos pilnoje šeimoje, mama buvo išsiskyrus ir aš galvoju, ta prasme, tai reiškia, kad galima. Man tik reikia rasti, kaip, tai kažką reikia daryti, nesėdėti, negalvoti, neverkti, kažką reikia daryti. Ir iš to tokio, ta prasme, aš privalau padaryti kitaip. Ryžtas. Reikia, aš supykau, kad man esama situacija netinka, noriu būti čia. Tai, kadangi neturiu stebuklingos lazdelės, tai turiu kažką šiandien daryti kitaip, kad atsirasčiau ten po kažkurio laikotarpio ten, kur turiu būti. Ir po truputį iš tokių kasdieninių, labai paprastų situacijų supranti, kad mes viską galim. Mums tik reikia išsikelti savo tikslą ir ryžtingai jo siekti. Bet mes tą turim patys daryti, o ne valstybė kalda, tėvai nedavė. Aš galėjau likti aukos rolėje, čia mano tėvai vargšai, aš kaimietė, tai aš dėl to čia dabar iš pašalpos ir gyvenu, ir valstybė kalta. Ir labai daug žmonių taip tokių ir yra, ar ne? Ir mes šiandien kartais juos ir patys sutinkam. Čia turbūt labai svarbus dalykas, ką paminėjai, ta savistaba, kad savistaba irgi yra labai svarbi, ar ne? Identifikuoti, kad jeigu man ir pasisekė mažiau, kad gimiau vienoje ar kitoje šeimoje, tai galiu matyti, kaip daro kiti ir mokytis, ar ne iš to. Bet Renata, apie ką tu kalbi, dažnai gyvenime taip atsitinka, kad žmonės, kada ateina iš tokių arba labai panašių gyvenimiškų situacijų ar ne, sąlygų, kuriuose jie augo kaip tu, dažniausiai, kai išeina žmonės į savarankišką gyvenimą, jie pasuka vienu iš 2 kelių, dažniausiai vienu arba kitu keliu. Ir dažniausiai tai yra ekstremumai. Pavyzdžiui, aš ir toliau nieko savo neleidžiu, esu labai susimažinęs, esu amžino taupimo režime, nes vis manau, kad kažkur už kampo čia manęs laukia ta juoda diena. Arba pasirenka ir nueina visiškai kitu keliu, kada leidžia savo viską, ko galbūt anksčiau savo negalėjo. Ir tai nereiškia, kad jie netgi gali savo tai leisti šiandien, bet jie vis atitolina ar ne tą emociją, kur, aš turiu galvoti, aš turiu taupyti, ta juoda diena kažkada čia ateis. Kai tu išėjai į savarankišką gyvenimą, ar ne, kurio keliu tu nuėjai? Pirmiausia, taupimo. Iš baimės, nes kai tu girdi savo mamą, kuri visą laiką atideda juodai dienai, tai nenori po odą palenda ta juoda diena, jinai egzistuoja. Kaip jinai kam juoda ir kuri man yra juoda diena, kuri kitam žmogui bus juoda diena, turbūt irgi labai dideli skirtumai. Pradžioj taupumas, kad aš turiu susitaupyti mokslum, aš turiu, jeigu ten reikės kokią knygą nusipirkti, tai aš turiu turėti, reiškia, mano pagrindinė taisyklė buvo tokia, neišleisk daugiau negu turi. Ir dar turėk rezervą, nes gyvenimas yra pilnas netikėtumų ir tu nežinai, kada tau prireiks, dantį išrauti ir ten blombą įsidėti. Ar ne? Tai buvo pirma taupumas ir toks realistinis savo poreikių valdymas. Labai būtų lengva nueiti ir prisipirkti brangių kvepalų. Aš pirmą kartą pirkau kvepalus, jie kainavo 46 litus
ir tai buvo Priscilla Presley Indian Summer. Aš puikiausiai atsimenu tai momentą, kai aš pirkau savo pirmą kartą taip brangiai kainuojančius kvepalus. Bet ar galėjai savo tuo metu jas leisti? Taip. Jau galėjai. Jau galėjau. Aš tuo metu uždirbdavau 800 gal litų. Tu prasme, tai bendrai per visą mėnesį. Tai dar, kai manęs draugė klausia, kaip tu žinai, kada yra brangu? Aš išskaičiuoju procentą nuo algos, kiek čia man tie batai kainuoja. Jeigu daugiau negu 10% už batus yra neprotinga suma mokėti. Čia labai geras praktinis patarimas, netgi žiūrintiems ar ne, bet kaip žinoti, ar tai yra brangu, ar aš galiu sau leisti kažką ar negaliu. Bet labai noris dar šiek tiek pasigilinti, ar ne, na, į tą etapą, kada išeinam gyventi savarankiškai, kaip tu sakai, pirmiausiai tu nuėjai to taupimo keliu. Man net yra tekę girdėti tą istoriją, tu pataisysi mane, jeigu aš klystu, kad būdama studentė, dirbdama padavėjos darbą, tu net sugebėjai iš taupimo išleisti brolį į mokslus. Taip. Kaip taip įmanoma, nes, na, aš nebejoju, mes dažnai kalbam apie investavimą ir su jaunai žmonėmis kalbam apie investavimą. Ir sako, žiūrėkit, aš uždirbu 1000 eurų, na, susimoku už butą nuomai, man vos pavalgyti belieka. Apie kokį taupimą, o investavimą, tai išvis, tai ką čia kalbėti. Tai tu pasidalink, kaip įmanoma iš tokios algos išleisti brolį į mokslus ir kad dar liktų kvepalus nusipirkti. Pirma, reikia dirbti gerai padavėją, nes aš uždirbdavau tikrai labai daug arbatpinigių. Man teko su visą pagarbą ir Vytautą Landsbergį aptarnauti, ir japonų delegaciją, ir žymius krepšininkus su šeimomis, ir tikrai ir valstybės tuo metu tarnautojus. Tai kai tu myli savo darbą ir jį darai nuoširdžiai, ta alga, jinai kažkaip auganti yra. Na, arba tai aš uždirbau daug, ta prasme, kaip padavėja, jau daugiau negu turbūt kiti tiesiog paprastai dirbantys žmonės ir mylė darbą. Viena dalis. Antra dalis buvo, kad aš tada galvojau, palaukit, aš apskaičiavau, kad man neapsimoka nuomoti buto, nes man reikia tik kambario, tik išsimiegot. Tada aš paskaičiau, kad man ir kambario neapsimoka, todėl kad aš pradėdavau nuo 8 ryto ir baigdavau 1-2 valandą nakties. 6 valandom, o savaitę aš mokiausi Kaune ir savaitę dirbau Vilniuje. Tai reiškia 2 savaitės, tada aš paskaičiau, kad man čia palaukit, tai čia man 4 valandom, tai kas čia gaunasi 20 valandų, tai čia 40 valandų mokėti pilną kainą, neapsimoka. Galvoju, reiškia, man reikia ko? Lovos ir, dušo higieną, ar ne? Ir priestatą statė restorano, tai man leido miegoti persirengimo kambarį, toks buvo išdedamas foteliukas. Aš turėjau mažą tokią lemputę, kur aš mokydavausi ir ten darydavau savo kursinius ir kam reikėdavo naktį. Ir ten buvo toks virtuviai, kaip šlanga, toks, nežinau kaip lietuviškai, ir aš prausdavausi ten, bet aš tą darydavau anksčiau, negu ateidavo virtuvės darbuotojai, viską apsitvarkydavau ir viskas aš jau kaip ir sutaupiau ant nuomos. Tada aš nesidažydavau, tai nereikėdavo dažam pinigų. Kam labiausiai išleisdavau, tai aišku, patai pėtkelės, nes svarbu ir sunešioja ir visa kita, ir higienos priemonės. Tai visą laiką buvo toksai, kokie yra mano dabar iš tikrųjų realūs poreikiai, nes kitoje pamainoje dirbančios merginos pirko kostiumėlius savo, pirko ten sukneles. Ir aš galvoju, bet aš neturiu kur eiti. Aš arba universitete bendrabuti, arba aš padavėja dirbu, tai man kaip ir... Bet tą, kad tu sakai, mes galim tą situaciją perkelti ir į šiandieną pačią, nes yra daug jaunų žmonių, kurie, gal kartais nemokam atidėti to malonumo ateičiai. Ir čia, žinai, kyla kitas man įdomus klausimas tau. Vis tiek tu turėjai kažkokį savo socialinį ratą tuo metu. Ir kai žmogus taip taupo, ar tu iš to socialinio rato neiškrenti? Nes dažnai šiandien, ypatingai jaunas žmogus, kuris turbūt ir turėtų pagalvoti, ar ne, racionaliai apskaičiuoti, reikia jam, nereikia atidėti tą malonumą ar leisti savo šiandien, mes kartais pasiduodam tam socialinio rato, tai įtakai. Labai geras klausimas, nes mes neturėjom Facebooko. Tai ir neturėjom Instagramo, ir influencerių, ir Photoshopų, filtrų, ir, nežinau, paskolintų rankinukų ir paskolintų Ferrari, su kuriais gali prasivažiuoti savaitgaliais. Bet aplinkoje buvo viena, pavyzdžiui, viena iš padavėjų buvo ištekėjusi iš turtingo vyro, ištekėjo jinai vėliau, bet jinai draugavo su juo, tai jinai tiesiog vaikščiojo jau tuo metu ten, turbūt su deimantais, aš nežinau, ar ten buvo tuo metu deimantai, nes aš jų neskirdavau. Tai jinai buvo turtinga, jos ėjo į naktinius klubus, jos gyveno kitokį gyvenimą, nes aš mokiausi naktimis. Tai dar ir, aš ir nepritapau dar ir dėl to, kad dirbu, su manim yra neįdomu, nes aš mokiausi, o jos eina į vakarėlius. Tai dėl taupumo, taip, kartais jau jausdavau tokį, kad kažkaip nepritampu,
Bet man nebuvo prioritetas pritapti, man buvo prioritetas, aš turiu aukštesnį tikslą ir man reikia jį pasiekti. Ir jeigu iš manęs ten juokiasi ir tyčiojasi, it's okay. Prasme, kažkaip nebuvo, aš tai sakyčiau, nebuvo tokio stipraus spaudimo, kaip dabar yra, nes socialinė medija dabar rodo visi ten Saint-Tropė ir čia jeigu tu nebuvai nuvažiavęs į Saint-Tropė ir nežinau, kur dabar ten visi važiuoja, Monte Carlas ir visa kita, ir į kalnus nepaslidinėjai ir jachtą nepraplaukiai, tai čia jau tu nelabai kažkaip gerai gyveni. Tau gyvenime nepasisekė. Jau vargšelį. Tai gal tuo metu nebuvo tokio stipraus spaudimo ir tas atmetimas toks nebuvo, kaip šiandien dienai galbūt būtų ryškus jaunam žmogui ir ten kitaip gyvenančiam žmogui. Iš kitos pusės, jeigu labai rūpi kitų nuomonė, tai niekada nesusikoncentruosi į savo tikslus. Bet ar tu gali pasakyti tam jaunam žmogui? Arba, nebūtinai labai jaunam, nes aš manau, kad tai apima visas amžiaus kategorijas. Mes norim būti tam tikros bendruomenės dalimi, ypatingai šiandien, kai matom, ar ne, kaip gali žmonės gerai gyventi, nes tiesiog ta informacija yra prieinama, nebūtinai jinai yra tikra, ar ne, taip kaip tie žmonės gyvena, bet ar buvo verta šiek tiek, susimažinti vardant to savo tikslo, kurį tu savo esi išsikėlusi? Labai norisi, kad žmonės išgirstų, kad, kartais gal verta pakentėti šiandien. Aš sakyčiau, ne tai, kad verta, bet tai a must. Čia ne pasirinkimas, čia yra laiptelis, kur turi susimažinti, nes o kaip kitaip, jeigu aš gaunu 1000 ir išleidžiu 1000, gaunu 1000, išleidžiu 1000, tai aš niekada neperėsiu kitą laiptelį. Reiškia, kažką turiu daryti, gavusi 1000 kitaip, negu tą dieną, kai išleidau visą 1000. Tai verta, reikia ir norisi kažkaip pasakyti, kad pas mane norų buvo labai daug. Norų, aš radau sąsiuvinį seną ir princesių pripiešus, ir pilių, ir tuo metu mašinų nemokėjau piešti, bet ta prasme norų ir plaukų ilgų norėjau, nes mama trumpai kirpdavo, ir bantų spalvotų norėjau, visko norėjau. Bet tada supranti, kad jeigu tu visko nori ir tą 1000 išleidai viskam, ką tu nori, tai ilgalaikis tikslas išdingsta iš horizonto. Aš trumpalaikį džiaugsmą patyriau. Aš dar mėgstu sakyti, kad jeigu nori būti laimingas arba džiaugsmingas, tai padaryk gerą darbą. Nes nusipirkęs, nežinau, batus tu nešiosi, rankinę nusibos. Daiktai jie džiugina, bet gal trumpiau negu tas toksai. Reikia susimažinti. Ne tai, kad susimažinti, aš tai sakyčiau, kad reikia daryti protingus sprendimus šiandien, kad rytojus būtų kitoks. Koks jau mes savo tikslus tos asmeninius nusistatom. Kitaip, jeigu aš daryčiau taip, kaip gavau, išleidau, tai turbūt ir beje, aš padavėjau mokykloje, kadangi labai norėjau atlikti gerai darbą, aš susipažinau su savo draugė dabartinė ir mes pradėjom kartu. Tai va čia dar vėl pavyzdys, kad mes, jo šeima netgi turtingesnė negu mano ir gal tas gyvenimas atrodė geresnis ir jinai savo parduotuvėlę mažytę turėjo tą miestelį, kuriame gyveno. Ir mūsų atspirties, kaip ir tas, kaip aš sakau, dugnas buvo tas pats. Mes darėme skirtingus sprendimus. Ir jinai man sako, šiandien dienai, sako, kam tu tiek daug dirbi? Sako, taip, aš noriu batų rankinukų, bet aš nenorėčiau tiek daug dirbti, kiek tu dirbi. Ir aš gerbiu jos nuomonę ir jinai tai yra jos pasirinkimas. Tai Renata, kodėl tu šiandien dar vis tiek daug dirbi? Man patinka. Man patinka kurti, man patinka, aš tai esu, kaip aš sakau, nereikėtų girtis ir sakyti savo diagnozės, turiu to darboholizmo kažkur, bet čia supratau iš terapeutės, kad iš tikrųjų ateina iš mamos, kad darbas puošia, darbas yra gerai, depresija serga nedirbantis, tinginystė yra baisiausia gėda. Tai čia nebūtinai nereikėtų tuo turbūt vadovautis, bet man atrodo, kad kurti vertę, iš kur pinigai, kažkokia vertė turi būti sukurta. Aš loterijose nežaidžiu, tai man atrodo, kad labai svarbu yra, kodėl aš dirbu, nes man patinka. Mes kaip žmonės esam labiau linkę pervertinti galimą nuostolį, negu objektyviai vertinti galimą pelną. Ir tai yra viena iš tų priežasčių, kodėl žmonės dažniausiai net ir nepradeda investuoti. Ir toks gyvenimiškas, turbūt paprastas pavyzdys, kuris šauna į galvą, įsivaizduokim, kad žmogui paskambina brokeris ar banko konsultantas ir sako, jeigu jūs nepratęsit šitos sutarties konkrečios, jūs prarasit 100 eurų. Kas vyksta žmogaus galvoje? Įsijungia kažkur toks triggeris, kad turiu greitai imtis veiksmų, nes girdėjau, kad prarasiu. Tai jeigu prarasiu lyg ir tai, kas man teisėtai priklauso, ar ne, tai aš esu linkęs veikti. Bet jeigu paskambina jam tas pats brokeris ar banko konsultantas ir sako, žiūrėkit, pratęskit sutartį, jinai jums padės sutaupyti 100 eurų.
tas triggeris toks greitas, impulsas veiksmui, jo nėra. Arba mes, tiesiog pagalvojam, kad gal įsivertinsiu kitą pasiūlymą, atidedu tą sprendimą į ateitį ir dažniausiai taip gyvenime atsitinka, kad tie sprendimai atidedami ateičiai, mes jų visai nepriimam. Ir aš suprantu, kad mes lietuviai kaip tauta, ar ne, ir bankrutavę bankai, neatgautos skolos, prarasti pinigai, visa tai prie to prisideda, bet mes ir savo darbiniai praktikoje pastebim, kad ateina potencialūs investuotojai, kuriuos galbūt atlydė, ar ten mus rekomenduoja, ar ne, kolega, bičiulis, ar artimasis giminaitis. Ir žinai, mes jam pasakojam, kaip jo investicijos yra užtikrintos, didesnės vertės nekilnojamo turto keitimu, kad tas modelis tradicinis pagal įveikia ten bankai ar ne, senas kaip gyvenimas. Ir dalis tų žmonių sako ačiū, aš viską supratau, bet aš nesu pasirengęs pradėti. Aš noriu tavęs paklausti, kaip tu perlipai tą barjerą, kada tau, užauginti pinigus buvo svarbiau ir ta baimė buvo, ne tokia didelė, kaip prarasti juos? Pirma, tai psichologinis žinojimas, kad baimės akys didelės ir kad protas visada bijo nežinomybės. Tai kai aš 100 eurų prarandu, tai yra aišku, kiek prarandu, kiek aš uždirbsiu, man yra neaišku, ką daro smegenės, įjungia visus, tai čia kažkaip neapibriešta, tai gal tiek to aš darysiu tai, ką žinau, nes man taip yra saugiau. Visada yra nežinomybė, plus yra tas psichologinis momentas, kiek aš turiu viduje apetito rizikuoti. Nes kažkokia rizika vienokia kitokia, priklausoma nuo investicinio įrankio, yra. Tai aš pasakysiu vieną pavyzdį, kuris man dabar sukasi galvoje ir man atrodo, kad kažkur išgirdau, kad reikia įdarbinti pinigus. Man atrodo, kad terminuotas indėlis čia saugu, taigi apdrausti pinigai ir taip mokė mama, taupomoji knygelė, taupomoji kasa ir paskui galvoju, bet palauk, jeigu jie paskaičiuoja, kiek tu moki už būsto paskolą maržą, tu pažiūri, kiek tu gauni už terminuotą, tada pažiūri, kiek gali iš sutelktinio investavimo į nekilnojamo turto ar į kažkokį kitą veiklą tau žada 10-12% grąžos ir tu galvoji, matematika nesueina. Tai aš dabar, maža to, kad dar infliaciją pridedam, tai jie arba nuvertėja, arba jau uždirba tik 3%, kai realiai gali uždirbti 12%. Ir tada aš sakau, kad čia labai blogai Lietuvoje gyventi ir man čia vyriausybė kalta, kad mes prastai gyvenam. Tai man atrodo, tas toksai labai, aš mėgstu taip atvirai, kai pasižiūriu, į tą tiesą, kad mano baimė man pačiai kainuoja. Ir ta kaina, aš mėgstu sakyti apie pokyčius, kadangi pokyčiam teko vadovauti ne vienus metus, pokyčio rezistencija yra brangesnė už patį pokytį. Ir aš kai paimi, padarai mažą žingsnį ir matai, kad veikia, mažą, su tuo plaukimu, plaštaka, alkūnė veikia ir tu neskęsti ir staiga iš kirvio tampi kaip ir jau į labiau horizontalę padėtį atrodantį plaukiką. Ir va čia labai svarbu yra būti sąžiningiam savo. Ne brokeris man turi parduoti idėją, ne mano mama turi parduoti, ne mano ten koks nors vyras. Aš atsisėdu ir sakau, aš turiu tokią sumą pinigų. Operuoju šiandienai tokiais finansais ar ne, ten kokiu savo turtu. Aš dabar galiu A variantas daryti taip, tada grubiai pasiskaičiavus turiu tokias galimus prieaugius ar ten pajamas ir tokias rizikas. Turiu B, C, 3, 4 ir aš privalau priimti sprendimą. O nelaukti, kol man brokeris įtikins, ar čia yra gerai ar ne. Jeigu man reikia, nes aš neturiu pakankamai žinių, patirties, tai žinoma, susirink ekspertinę nuomonę iš žmonių, kurie tai daro ne pirmi metai, bet galutinė atsakomybė tai yra mano. Tai yra mano pinigai, aš priimu sprendimą ir jeigu aš jo nepriimu, tai aš prisiimu atsakomybę už savo praradimus. Ir jis kainuoja. O jis kainuoja brangiau už pokytį. Mes iš tiesų turėjom su ankstesniais pašnekovais irgi labai įdomių pokalbių. Ir berods advokatas Robertas Jotka buvo užsiminęs, kad baimė dingsta, kai pasižiūri ją į akis. Ir tai, ką tu sakai, ar ne, kad pasižiūrėjau, kaip tai veikia, plaštaka, koja, lygiai tas pats ar ne, ir investavimo pasaulyje, paklausiau paprasto patarimo, pabandžiau, jeigu neveikia, gal tai ne man, ieškoti toliau. Renata, grįžkim truputėlį, pradėjom kalbėti apie tas pradžias, apie testavimą dalykų, kuriuos gyvenime mes bandom, kurie mums tinka, netinka. Sugrįžkim prie tos investavimo pradžios tavo, ar ne? Nes jeigu aš neklystu, prie tavo pirmosios investicijos, lyg ir jinai prasidėjo nuo tokios visiškai atsitiktinės istorijos. Ar gali pasidalinti, kas tai per istorija?
Aš keičiau darbus ir keičiau industrijas ir gavosi taip, kad aplink mane vis protingėjo žmonės, kaip aš sakau, vis ta aplinka, padarai sprendimą, ir čia turbūt mes esame visi savo, galim pasakyti, metėjai rūkyti, pasikeitė aplinka, pradėjai bėgioti maratonus, vėl keičiasi aplinka, taip ir gyvenime. Keičiau tuos darbus, ėjau į skirtingas industrijas ir skirtingą lygį tų žmonių ir aš vis girdžiu ten opcionai, akcijos, bet man vis tada moteris, aš čiagi mes čia ne finansų industrija, ne mūsų, čia ne mano, čia tas vidinės kažkokias lubas aš pati savo buvau užsidėjus ir aš girdžiu, žiūrėk, kai neprašyti algos, tu prašai opcionų, galvoju, kas čia per įdomus dalykas. Aš pasiklausiau to žmogaus, šiandien dienai beje gerai žinomas ir labai gerai uždirbęs iš savo paprašytų pradinėme etape darbe akcijų opciono, užsitikrinęs turbūt, kaip čia, pensiją jaunam amžiui. Ir aš galvoju, reikia pasidomėti, kad tradicinis yra būdas, tai ką dariau jau žinau, kažko nežinau, reikia kažką pabandyti dar, smalsumas. Ir taip pradėjau ten pradžioj su akcijom, pabandžiau, supratau, kad ne, čia yra sudėtinga, man reikia sekti, man reikia nervus turėti ir suprasti, ką darai, apsipriešti rėžius ir ten pinigų psichologiją ir visą kitą suprasti. Aha, ką dar gali daryti? Gerai, draudimai, investiciniai draudimai, tie gyvybės draudimai. Taigi buvo pristatomi, kas čia per velnės, su kuo jis valgomas, ar čia manęs neapgaus, nes ten žiūrėk, ten po žvaigždutę paslėpti bus kokie nors administraciniai mokesčiai. Vėl įsijungia visos įmanomos baimės. Tave apgaus, sekundė bankas, ten visokie. Galvoju, žiūrėk, bet jeigu tu sėdėsi ir bijosi, tai tu nepajudėsi iš vietos. Reikia, kaip gerbiamas Robertas Juodkas sakė, žiūrėti. Yra knyga, tik aš autorės neatsimenu. Bijok, bet daryk. Fantastiška knyga, labai plona, mes kartais ir su sūnum dar jos namų darbus pasidarom. Galvoju, ką, padarei, pažiūrėjai, kas čia tokio ir nieko. Čia pabandėjai, įsijungia baimės, galvoju, gerai, nesu čia labai, kaip čia tvirtai stovinti ant kojų, kad teisingai darau. Reikia surasti mentorius, pasikeitė gyvenimo situaciją, darysiu kitaip dabar. Tai labai tokia neapibrėžta, kai manęs klausia, nuo kada čia prasidėjo mano kelionė investavimo, galvoju, kaip čia pavadinti investavimu. Bet ar tu pabandai paprašyti savo darbdavio opciono? Taip. Ir jis tau pasiteisino? Taip. Leido tau uždirbti, ar tai yra viena sėkmingiausių tavo investicijų? Ne. Taip, labai trumpai atsakiau, opcioną gavau, vesting, kaip lietuviškai vestingas, vestingas, mes žinom, vestingo sąlygos buvo tokios, kokios jos buvo. Per CrowdCube platformą mes visą tai darėme ir mes turėjome ten tą visą, reiškia, procesą tam, tačiau pati organizacija ir šiandien dienai nėra vertinama ten, kur jinai turėjo būti, tai jų vertė nekyla, taip švelniai tariant. Dar šiaip klausimas būtų, kaip ten atrodys toliau. Bet, žinai, Renata, aš tavęs klausausi ir turbūt po kiekvieno tavo atsakymo, man kirba ta pati mintis, kad turi tie, kurie veikia. Taip. Turi tie, kurie veikia. Taip. Kurie nebijo, kurie paprašo, kurie domisi, pasižiūri savo baimį akis ar ne, bet vis tiek kažką daro. Ir tą, kad tu sakai, toks jausmas, kad tas baltas pavydas, galbūt kolegai, kur matai ar ne, kad jis žino kažką daugiau, paprašo dėl savęs kažko papildomai, tampa to tokia gera ambicija veikti ir kažką daryti to pačiu dėl savęs. Pasikalbėkim šiek tiek dar apie tą baimę ir drąsą, paleisti savo pinigus dirbti. Nežinau, jau turbūt antrą kartą minim Robertą, bet labai patiko jo vienas iš pasidalinimų, kada jis sakė, jog jis renkasi dividendinės akcijas, nes jam gyvenime labai svarbu yra pinigų srautas. Ir tiesiog tas srautas jam leidžia labai patogiai gyventi. Ir tą srautą norint susikurti, ar ne, jis renkasi dividendinės akcijas, vis tik akcijose tikrai yra rizikų. Ir mes visi tas rizikas kaip žmonės skirtingai toleruojam. Vieni mes toleruojam aukštą riziką, kiti toleruojam žemesnę riziką. Ir jo ta mintis buvo, kad, žinai, Greta sako, reikia investuoti viską, ko tu nebijai prarasti. Bet kai tu toleruoji labai didelę riziką, tai tu labai daug nebijai prarasti. Ir kažin ar ne, ar tu tą riziką teisingai savo įsivertini. Tuo tarpu ta klasikinė finansų teorija lyg ir sako, neinvestuok visko, investuok tik tuos laisvus pinigus, ar ne, kurie turėtų dirbti. Kaip tu manai? Kaip tu investuoji? Kokią dalį tų savo pajamų ar santaupų tu laikai galbūt netgi toj kojinėje, ar ne, kur žinai, kad galėsi pasimti bet kada reikės. O kokiai daliai kapitalo tu leidi dirbti? Reikėtų pasiskaičiuoti dabar splitą, bet iš tikrųjų didžiai daliai įdarbinu. Ir įdarbinu irgi
kam sakom, ar neapsibriežti. Aš tai tą amerikietiškai atsimenu tokią taisyklę, kad ar tu gali 6 mėnesius gyventi. Gal šiek tiek ir pablogės ta gyvenimo tas lygmuo. Ir va čia dar viena baimė. Neduok Dieve, jeigu jau dabar šitam lygmenį gyvenu, tai neduok Dieve 2 laipteliais žemiau nulipti. Nežinau, kiek tų laiptelių iš tikrųjų yra. Ir toks, kas čia dabar bus, kaip čia mane... Iš tikrųjų, žinokit, aš laidomo rūmų direktorė, kai dirbau, tai karste, kai tu guli, tu įdomus būni kokias 20 minučių. O po to visi apkalbinėja, kas kur važiuos atostogų ir kaip toliau visi gyvens. Tai kad tu ten 2 laipteliais ar prastesnius batus nusipirkai, tikrai niekam yra neįdomu. Tai va ta baimė, kad tu kartu gali 6 mėnesius, jeigu visi pinigai įdarbinti ir va to nėra cash flow, to srauto, ar tu gali gyventi, ar tu turi kažkokią sumą, su kuria tu taip racionaliai gyventų. Nebūtinai ten jau žemiausias išgyvenimo lygis, bet ir ne kiekvieną dieną valgyti turbūt. Tai šitoje vietoje aš turiu tą tokį operacinį biudžetą, tada yra tas, kas yra investuojama ir tada pagal paskaičiavimus, kada turėtų arba. Aš investuoju į fondus ir aš stebiu, ir kai čia staiga po Kamala Harris ir ten Bideno pasisakymų krito Amerikos rinkoje akcijų, tos 2 ar kiek tos dienos. Pas mane toks įsijungė virpuliukas, aš galvoju, gal netikrinti. Ir tuo metu dar neveikia aplikacija ir man tik tai kompiuterį galėjau pažiūrėti, ne telefoną. Bet tu kalbėjai apie investicinius fondus akcijų biržose. Taip. Ne? Taip. Ir aš taip, galvoju, taip, ar reikėjo palaukti ir pirkti, kada nukrito, ar dabar toks, nes reikia... Aš taip pagalvoju, retrospektyviai čia panalizavau, galvoju, ką sako investuotojams psichologija. Jeigu tu kasdien bėgiosi paskui sprendimus, tu sudegsi. Taip negalima daryti. Sako, uždirbama neperkant ir parduodant, o tiesiog laikant, ar ne? Irgi variantas. Ir aš tada taip kvėpuojam, ramiai, nes irgi iš karto užtriginame, kad daro smegenis, ar ne? Mūsų visos patirtys yra skirtingos ir va ta baimė arba ta skurda mes visi įsivaizduojame. Jeigu aš paprašyčiau 100 žmonių nupiešti skurdą, tai aš gaučiau 100 skirtingų variantų. Tai va čia yra toks palaukbės, kas baisiausia gali nutikti. Tai kitas momentas, apie kurį mes, nežinau, kiek dažnai galvoja žmonės, yra kiek tu būsi darbingas ir dar didės tas pajamų šaltinis. Ar dirbs tik tai tie, kuriuos dabar turi ir su tuo prieaugu, koks ten yra suplanuotas. Nes mes planuojame, kad mes gyvensim 90 metų ir ten, bet įvykiai vyksta įvairiausi. Ir va čia klausimas, kaip valdome šitas irgi rizikas. Man toks būna kartais įdomesnis klausimas, kai žmonės dirba freelanceriais, dirba neapsidraudę socialiai ir dar neapdraudę savo ir gyvybės ir sveikatos, tai tada aš klausiu, žiūrėkit, jūs vienintelis šeimos išlaikytojas ir jeigu kažkas nutiktų, tai visi palikti yra, taip liaudiškai tariant, ant ledo. Nes mes čia nieko nenutiks. Tai va tas man toks būna... Renata, pasikalbėkim dar šiek tiek, užsiminė, ar ne, apie tos sprendimų tą patį priėmimą, nes, yra jau pas mus žmonės taip, kad dažniausiai sprendimą tai mes priimam ar darysim vienaip ar kitaip per keletą sekundžių. Taip. Ir tik paskui, ar ne, mes ieškom to loginio pagrindimo pateisinti tam sprendimui, kad jaustumėmės viską padarę teisingai. Ar tu turėjai kažkokių, spontaniškų sprendimų dėl investicijų? Taip. Pasidalink, ar jie pasiteisino tie spontaniški sprendimai? Nes labai įdomu suvokti, kaip žmogus, turintis, ar ne, tu ekonomistės išsilavinimą, ar kliaujasi intuicija, ar labiau matematika? Kadangi aš vedu mokymus ir domiuosi psichologiją ir organizacinę, ir žmogaus psichologiją, ir valdysenos modeliais, ir struktūros, kurios veikia, kurios neveikia, ir pokyčiais, kurie veikia, neveikia. Viena iš teorijų buvo, kad mes racionalių sprendimų priemam 20% ir visą kitą mūsų daugiau emocijom vadovaujantis. Iš tikrųjų yra paneigta ir praktiškai visus sprendimus mes priemam emocionaliai. Ir kai aš vedu mokymus finansų vadovam, inžinieringui, tai prasme žmonės, kurie yra matematikai, algoritmininkai, jiem tikas nervinis ištinka, aš tada tiesiog parodau studiją, kad iš tiesų pagalvokime apie aukščiausio lygmens vadovus. Kiek mes laiko turime gilintis ir analizuoti visus duomenis? Iš vis, jeigu mes dar turime duomenis, jeigu mes juos rinkome, o jeigu mes darome kažką naujo, yra gut feeling, mano vidinis jausmas ir yra net ir lyderystės ar ne pamokas, kad vis dėlto ta autentiška lyderystė yra ateina tas jausmas, kad čia yra gerai. Kaip ir turbūt renkantis gyvenimo partnerį, mesgi ne su Exceliu ten išsiskaičiuojam formą, šitas geras bus, gerai pagal nusinusus, atrodo, kad jis yra teisingas žmogus. Tai kai aš supratau, kad mes emocionaliai priiminėjam sprendimus ir jeigu mes jaučiam gerai intuiciją savo įdarbinam, dažniausiai tie sprendimai yra teisingi. Ir aš esu padarius klaidų, tokių neinvestavime, bet
galima sakyti, investavime. Tu samdai žmogų ir tu jauti, kad kažkas ne taip. Bet gerai kalba, lyg ir davė užduotį, atliko ir tą investiciją tą žmogų taip neatsipirko ir taip susiflipsaidino į kitą pusę, kad spontaniški sprendimai įvyksta dėl to, kad aplinkybės tau patvirtina, kad jaučiu, čia yra gerai. Gerai, bet link ko aš lenkiu? Ar ne? Na, aš žinau, kad tu esi investavusi nekilnojamą turtą Juodkalnijoje. Čia vienas iš spontaniškų sprendimų. Čia tikrai yra vienas iš spontaniškų sprendimų, nes, na, man atrodo, kad ta istorija apie tavo investiciją į Juodkalniją tikrai yra, na, labai įdomi ir įdomiausia yra tai, kad, na, tu įsigijai ne butą, apie ką turbūt pagalvojo klausytojas, ar ne, nekilnojamas turtas Juodkalnijoje, ne didelius apartamentus, bet daugiabutį. Nu jo, taip gavos. Ir tai buvo spontaniškas sprendimas ekonomistės, kuri lyg ir turėtų remtis tik matematiką. Ar gali papasakoti apie tai? Galiu. Kaip pavyzdys, aš vaikų vežimėlį tą sketuką pirkau, tai aš turėjau Excelį, gamintojų sertifikavimą, sketuko svorį, sketuko sulankstymo lengvumą, ar galiu vieną ranką sulenkti ir taip toliau. Tai čia aš taip rinkau vežimėlį vaikui. Bet daugiabutį įsigijai spontaniškai. Juodkalnyje vyksta mokymai, aš sėdžiu dar dirbu čia, žodžiu, man tuo metu atostogas, bet aš vis tiek dirbau. Ir kažkaip vyksta ten tokie mokymai, vieno iš lektorių žmona prisėda, sako, mes iš Vokietijoje gyvenam, sakau, ilga istorija, kad jie pasako, sako, mes nusipirkom čia butą už 120 000 su vaizdu į jūrą, kadangi mano, sako, vyras truputį turi viršsvorio, netruputį, bet jinai vadina į pagrandukus, sako, jį reikia į kalną paskui stumti. Ir jam labai nusibodo lipti į tą kalną, nes 10 minučių kalną lipti jisai labai pavargsta. Tai sako, mes nusprendėm jį parduoti. Su didžiulė terasa, su vaizdu į jūrą. Sakau, tai jeigu galiu paklausti, sakau, tai pirkot už 120, už kiek pardavėt? Už 180. Pas mane skaitliukas, palauk, kaip čia tai per pusę metų, plus 60 000. Tai čia kaip taip gali būti, galvojant. Reikia pasidomėti. Mes apžiūrėjom nekilnojamus turtus, ten pasižiūrėjom. Ir tada kažkaip gavosi taip, kad jau reikėjo išskristi. Ir sako, vat yra tas namas. Ir man tai Juodkalnyje 100 metų, man žemėlapį neegzistavo. Aš Ispaniją apvažinėjau, Marbėjas, Antalijas, ten Malagas, Dubajų. Visos opcijos buvo, bet Juodkalnyje žemėlapį net nebuvo. Bet kadangi tai vokiečiai mums pasakė, aš tada susimaščiau, tada aš atsidariau, greitai, toks spontaniškumas, tai vis tiek analizę kažkokią pasidariau. Nebuvo taip, kad, pirmas namas, perkam. Ir gavosi, kad labai buvo gera kaina ir tas žmogus skubėjo parduoti ir tada reikėjo priimti sprendimą ir sumokėti užstatą. Taip, priėmė sprendimą ir sumokėjom užstatą. Atvažiuoju aš prie to namo, žiūriu, galvoju, kokia nesąmonė. Dabar per tuos 4 aukštus, man aišku, čia dizainą reikia padaryti kitaip ir taip toliau. Ir mane sustabdo ten tas kaimynas, kuris irgi turi ten nuomai keletą būtų ir sako, aš suprantu, kad jūs atvažiavote iš tos vakarų Europos, kas man buvo gražu, kad čia mus užskaito nebe Eastern European ar ten. Sako, bet čia niekam to dizaino, žinokit, nereikia ir ten to estetikos, kaip mes esame fantastiškai gyvenantys žmonės. Sako, čia žinokit, serbai, lenkai važiuos, vokiečiai ir jie važiuos, nu taip jiems gerai yra. Tai nėra, kad auditorija pagalvotų, tai yra ekonominio lygio tie butukai. Galvoju, nu gerai, Albanijos turkui pripirkom visokių ten, ko reikėjo ir paleidom nuomai. Ir sėkmingai ta investicija. 3 sezonas. Bet Renata, na, vis tiek, mūsų tinklalaidės tikslas ar ne yra parodyti žmonėms, kad investuoti yra svarbu, kad jie turi apie tai galvoti ir parodyti, na, kaip ir tavo gyvų žmonių pavyzdžius, ar ne, kur tos pinigus galima įdarbinti. Ir daugiabutis Juodkalnijoje, na, tai nėra ta pirma mintis, kuri šautų į galvą, ar ne, na, kurgi žmogui investuoti. Ar tu gali, na, pasidalinti tais praktiniais žingsniais, žingsnis po žingsnio, kaip tu įsivertinai? Ar ta rinka yra, ar ne, turi potencialo augti tas tavo turtas joje, galbūt tu naudojais, nežinau, agentų pagalba kažkokia, ar ne, nes aš žinau, kad tai nėra tavo vienintelis nekilnojamas turtas jau šiandien ten. Ne vienintelis jau. Ką padariau, tai aišku, kad pasidarau, tu prasme, spontaniškas gal dėl to, kad labai trumpai laikė apibrėžtame reikėjo priimti sprendimą, nes tai ir skrydžiai, ir visa kita, ir žodžiu, ir pardavėjas, ir pirkėjas turi susitarti, plus reikia surasti dar notarą. Aš pasidariau analizę, pasižiūrėjau, kokios šalis važiuoja, nuo jų perkamoji galia, važiuoja labai daug vokiečių, važiuoja daug serbų ir važiuoja net ir amerikiečiai, todėl, kad pirma, tai yra gamta jų labai graži, nes turi ir kalną, ir jūrą,
Tai tokia labai autentiška, kainos yra labai draugiškos ir kad suprastų auditoriją, tai nėra lietuviškų kainų kvadratinio metro. Jeigu arčiau nuo Kroatijos su vaizdu į jūrą 4,5 tūkstančio ir daugiau kainuoja, tai arčiau Albanijos kainuoja nuo 1,5–2 ir taip toliau. Tai jinai, dėl ko aš pastebėjau, nes aš pradėjau stebėti Budvą nuo Kroatijos, kaip auga kainos ir jos augo 1000 paaugo per kvadratinį metrą per pusę metų. Tada žemė, kurią aš žiūrėjau ir galvoju, kažkada norėčiau gal kokį retrytą turėti, kalne, kokią nors tokioje geroje vietoje, su virkulėm nevaikščiau, bet vis tiek pavažinėjau po tos kalnus. Klausiu, sakau, aš nieko nesuprantu apie tas, bet man yra, kaip čia, man gal yra nebaisu pasirodyti kvailai, bet aš sakau, žiūrėkit, tai kaip čia galima sulyginti tą kalną, čia skavatorius, tai kiek čia milijoną kainuos tie skavatorius? Ne, sako. Tai aš bandau suprasti, kiek kainuoja žemė. Žemėje parduoda kvadratiniais metrais, kas man buvo keista, ir 40 eurų kvadratinis metras tame kalne kainavo. Mes atvažiavom, tai buvo balandis, tada, kai jau rugsėjai atvažiavom, jis kainavo 80. Ir aš sakau, bet gerai, tai šitą žemę dar neparduotų, o tas, sako, parduotas. Sakau, aš ten tokį mažą namuką, draugė mano irgi susidomėjo, sako, jis jau nebe 100 kainuoja, 100 dabar 40 kainuoja. Sakau, bet sako, mes jau turim pirkėjų, turim tą pasirašę. Ir aš sakau, gerai, o mes dar tokį objektą ten žiūrėjom, sako, irgi nėra. Reiškia, likvidumas prasidavinėja, tada su tokiu galvoju, reikia daugiabučius pažiūrėti. Sako, gal norit namą statyti? Galvoju, ne, statybom, tai aš užsiminėti tikrai nenoriu, bet žinot, kaip įspjauni į šulinį, tai paskui tikrai reikia dar atsigerti. Tai aš paieškojau, kaip kokiose vietose kinta, tada kaip kyla kainos, tada prezidentą jie naujai išsirinko, tai yra ekonominė truputį pusė, politinę pasižiūrėti, eurą jie jau įsivedė, nors į ES nesu tikra, kad juos kada nors priims, bet europiečiai jaučiasi ten gerai ir saugiai, jie yra draugiški, kultūrinis man svarbu irgi momentas, labai irgi jaučiasi, ar ten Dubajus gal nesijaučia tiek tas arabiškumas, bet kai kuriuose šalyse, aš suprantu, kad musulmonų šaly jau man nugara įsitempia ir aš čia kokios klaidos nepadarysiu, nežinant, koks ten yra santykis ir požiūris į moteris. Tai labai svarbu, kad ta vieta būtų artima, ten kažkur, dabar yra ten, sako, žiūrėk, Balyje labai gerai investuoti. Galvoju, ne, susisiekimas, ant kiek yra paprastas. Gegužę iki spalio yra tiesioginiai skrydžiai per Novaturą. 2 valandos ir 15 minučių jau ten. Tai man iki Palangos ilgiau važiuoti. Ir dar kamščiuose stovėti. Ir dar jūra nebūtinai bus švari ir šilta. Tai tada klausimas toks vertės. Iš to, ką aš girdžiu. Ar dar mokestinė aplinka visada pasižiūrė, nes kad, pavyzdžiui, Ispanija dėl ko nebuvo, nes buvo tie mokesčiai, tada tu perki, stovi kranas, tu turi rizikuoti, kad tau pastatys ne tokį namą, kaip tu tikėjais. Ir mes tikrai turėjome atvejų, kur ten ypač Ukrainos kariui prasidėjus, jau anksčiau ten tų Feniksų vadinamų buvo, tai Ukrainos kariui prasidėjus, jie tiesiog iš popieriaus ten statė tuos namus greitai, tai toks ikėjinis namelis. Ir už tai aš jokių būdų nesakau, kad yra gerai daryti spontanišką sprendimą, aš sakyčiau, kad jis vis tiek buvo daugiau pasidomėta aplinkiniais veiksniais, gal būtent tas objektas buvo spontaniškas. Aš linko ir norėjau mus šiek tiek pakreipti, bet jau kaip ir atsakei, kad mokestinė, politinė ar ne, bet visa ta aplinka jinai irgi yra labai svarbi ir kartais, kai mums atrodo, kad mes dėl savo geopolitinės situacijos čia lyg ir turėtumėm viską mesti, pradėti pirkti nekilnojamą turtą užsienyje, diversifikuoti yra gerai, ar ne, bet tai gali būti ne galimybė kartais, o papildoma rizika, nes iš ties aš pati savo rate turėjau pažįstamų, kurie ieškojosi nekilnojamo turto užsienyje. Ir toks įdomus dalykas, kad jie atsisakė šitos minties ir labai geras buvo jų pastebėjimas, kad iš tiesų lietuviai ar ne kiti europiečiai, kurie vėlgi perka turtą užsienio šalise, perka per daugiausiai negalvoja ir ypatingai tie tarpininkai, ar ne, jie neskiria tiek dėmesio ir nebūtinai tau pasiūlo patį geriausią variantą, ką tu galėtum nusipirkti. Ir savo investuotojų tarpe taipogi turiu žmonių, kurie su 20% nuostoliu išsitraukė tuos pinigus, pardavė tą turtą, tai vadinasi, kad neuždirbo, bet ar ne, tiesiog prarado dalį tų pinigų. Ir šiaip, tų pažįstamų labai įdomi idėja buvo gal pavyzdys toks, kad, sako, labai sunku pirkti tą nekilnojamą turtą kitoje šalyje, nepagyvenus joje, nes, labai sunku suprasti, paprastas pavyzdys, butas Šnipiškėse ir butas nekilnojamas turtas Žvėryne, kurie vienas nuo kito yra 1,5 minutės atstumu, bet jų kaina skiriasi lygiai taip pat 1,5 karto. Tai, tu Juodkalnijoje tai negyvenai prieš tai? Aš pirmą kartą iš vis buvau ten. Jinai nebuvo mano žemėlapyje kaip lankytina vieta, jeigu taip atvirai.
Čia šitoje vietoje labai norisi ir klausytojams pasakyti, kad aš visiškai pritariu, kad jeigu aš Graikijoje beje gyvenau, ir Graikijoje gyvenau, nes buvau tuo metu susižadėjus, ir aš gyvenau ir man labai nepatiko. Ką reiškia būti atostogauti šalyje ir kai tau reikia gyventi, tau reikia susimokėti mokesčius, elektrą, nusipirkti ten kavos paprastos ar išeiti kažkur ir tu supranti, kad palaukit, šita kultūra man gal truputį per toli ir aš, bet pačioj Graikijoj Atėnuose, aš gyventi, ne. Man gal mano asmenybėje nelabai tiko. Tai aš nepirkau gyvenimui. Aš pirkau, kad pinigai negulėtų vienoj sąskaitoj kažkokioje ir jeigu kaip čia, skirtingose stalčiukose ir spintose ir netgi geografijose yra gerai laikyti tam savo dalį pinigų. Viena dalis, antra dalis labiau iš tokio tikrai labai svarbu pasidomėti. Mes, pavyzdžiui, Ispanijoje, aš turiu nuojautą, kad mes būtumėm tikrai susimovę, ypač vienam projekte, kuriame tarpininkė, aš toks žmogus iš pajautimo irgi, taip, kažkas ne taip. Ir kai tik pas mane ta vidinis kažkas ne taip, tai nepradedi ieškoti priekobių, bet pradedi klausytis, ką komunikuoja, staiga keičiasi informacija, tada skaičiai kinta. Ir man kažkaip sukėlė įtarimų. Ir aš paskui įdomumo dėlį, aš tą užsaugoju objektą ir galvoju, įdomu, ar tom kainom, kuriuo mums pardavinėjo tas vilas, ten buvo 9 kartu šalia kitos suklijuotos vilos, ar jos iš tikrųjų bus tos vertės. Ir šiandien dieną jų vertė yra sumažėjus 30% beveik. O tavo turto Juodkalnijoje vertė yra paaugusi kiek? Dar nepaskaičiau, nes ta prasme, rugsėjo pabaigoje skrisim, tai pasižiūrėsim kaip ten, nes reikia suprasti, aš dabar neturiu pilnos skaičiaus, bet... Nes aš suprantu, kad tu tai, traktavai kaip investiciją, vadinasi, taip, kad tavo, turbūt pataisyk mane, jeigu aš klystu, bet noras tai buvo nupirkti, ar ne, turėti kažkokią tai vertės prieaugį ir parduoti. Tai nebuvo kaip srautinės investicijos idėja. Ir jeigu tu svarstai tą turtą parduoti, nesuprantu, dar nepardavai, ar esi suplanavusi, ką veiksi su pinigais, kurios gausi iš pardavimo? Galbūt ieškai naujų investicijų? Ieškau. Į ką dairaisi? Dairausi. Tai aš investicinius fondus kelis visai sėkmingai man ten sekasi su jais. Sutelktinio finansavimo platforma labai yra gerai, kai tavo suma yra nedidelė ir kur gali diversifikuoti, į kurį nekilnojamą, nes čia yra mano vienos rizika arba ten mūsų 2 rizika, 3. Bet kai tu į sutelktinio finansavimą, taip pat ir Riongen platformą leidžia ar ne, žymiai didesnį, ta prasme, mažesnėm sumom tuos pačius 10, 12 ir daugiau procentų gauti. Tai žiūriu į skirtingus įrankius, domiuosi, man įdomu, kaip čia viskas bus, tai yra ir startuoliai tam tikri, kurie dabar labai atsargiai. Bet ar tu gali, pavyzdžiui, pasidalinti, kokie yra tie paminėjai, ar ne, ačiū tau ir už tą gerą žodį, ar ne, mūsų platformai, kurios investuotojai, ar ne, irgi buvai, bet, sakykime, investiciniai tie patys fondai, labai įdomu, ar gali kokie jie yra, galbūt žmonės ieško savo tų investicinių idėjų, ar ne, ir žiūri į Renatą visą pozityvę, ar ne, žinančią, kaip investuoti, turinčią tą vidinį jausmą, o jie gal nejaučia, kad pas juos tas vidinis jausmas yra. Gal jie nemoka taip gerai ar neįvertinti tos situacijos. Gal tu gali tiesiog, tai nėra patarimas investuoti, bet tiesiog pasidalinti tą savo patirtimi, tai kokie galbūt konkretūs tie fondai yra, į ką tu žvalgaisi? Žinoma, galiu. Aš, kadangi esu Swedbanko klientė, SEBO klientė, aš šiaip labai Revoluto dar, tai aš kažkaip skirtingose bankuose. Tai Swedbankas labai norisi šitą vietą pagirti, nors čia nereklama ir man už tai nemoka, bet pačio Swedbanko Robur fondai, kadangi su skaitmenizacija ir technologijom dirbu pati, tai Europinis European Growing, ten labai ilgas jų pavadinimas to fondo, tada amerikiečių, kai krito ten tos visos akcijos, tai labai greitai pasimatė ir pas mane sąskaitoje, kas vyksta ir toks, buvo nerimo toks momentas, bet reikia suprasti, kad tai yra ilgalaikis ir nereikia kasdien ten deginti savo nervų. Tai Swedbanko man pasiteisino technologijų fondai, SEB banko aš neatsimenu dabar kaip vadinasi, bet pačių bankų valdomi, nes tada reikia atkreipti dėmesį ir administracinius mokesčius. Tai man toks... Bet ar tie fondai turi kažkokią specifinę savo kryptis? Ar atsakai ar ne? Technologijos? Turi. Kokios kryptis yra tos, kurios tave žavi investuojant į investicinius fondus? Atsinaujinančios energetikos, tada yra, kaip čia pasakyti, next generation technologies, tai visi dirbtiniai intelektai ir visos ten biometrikos, kaip ta augmented reality, visokie tokie dalykai, kurie biotechas irgi įdomos sritis,
Aš sakyčiau, medicina irgi pajudės, bet sakau, aš labiau ten, kur aš daugiau mažiau ar skaitau ir dalyvauju, tos vietos man yra įdomios, nes tai yra tai, kas man yra įdomu. Bet tu tuos investicinius sprendimus priimi pati. Taip. Nesitari su banko konsultantu, tu tiesiog priimi pati. Bet ar ne, kaip ir minėjai, kad vis tiek norint investuoti į akcijų biržą ir į tos pačius investicinius fondus, vis tiek reikia skirti tam laiko, ar ne, reikia pasidomėti, arba turit kryptis, kurios tave tiesiog natūraliai žavi ir tu mėgsti skaityti literatūrą apie juos, ar ne, kažkokią spaudą, naujausią informaciją. Pasikalbėkim dar trumpai, ar ne, apie tą patį sutelktinį finansavimą, kur užsiminiai pačioje pradžioje, kad irgi jis atrodo tau patogus ir patrauklus įrankis. Kaip tu ten atsirenki projektus? Aš nudegiau Crowdcube su pasirinkimais, reikia irgi turbūt pripažinti, kad tokios tuo metu atrodo labai ant bangos ir gražu ir labai reikia nepasimauti, aš kaip sakau, kai yra labai daug makiažo ir labai gražios skaidrės, bet nebūtinai ten yra ta tiesa. Pasidomėti truputėlį, pasivaliduoti informaciją. Šiandien dienai labai lengva yra manipuliuoti informaciją. Ir kai ChatGPT mes labai naudoja žmonės dabar ChatGPT ir kitus įrankius, tai aš visada sakau, žiūrėkit, šiandien jūs, Greta, esat medikė, ar ne, jūs esat labai žinomas medikas ir jūs sakote, kad braškės yra sveiki valgyti. Renata mažiau žinoma, medikė padarė ką tik tyrimą mokslinį, niekas apie nieko nežino, sako, braškės valgyti yra nesveika. Kurią informaciją pasigaus AI'us? Ir tada, ir tada kokią išvadą pasidarys tas, kuris su ta išdava AI'us, ar ne, darys kažkokius sprendimus. Tai aš visada sakau, žiūrėkit, už kiekvienos technologijos stovi žmogus. Duomenimis labai lengva manipuliuoti. Mūsų statistikos dėstytoja Genienė sakė, statistika yra ta pati filosofija, tik išreikšta skaičiais. Arba pats nereprezentatyviausias rodiklis iš visų, ar ne? Taip. Tai sprendimus aš visada ir ir aš pati, beje, dabar tai aš darau tuos sprendimus, bet aš gal netiesiogiai konsultuosiu, bet aš kai nueinu dėl vieno klausimo, aš ir dar 3 užduodu. Aš tikrai rekomenduoju įgauti drąsos kalbantis su žmonėmis, kurie išmano savo rinką, kurie neturi kažkokio sportinio intereso, ten, nežinau, būtinai mano čia įmonė investuok ar ten į kažkokius ryšių ir savo asmeninių naudų dėl to, kad jūs investuosit vienur kitur, bet pasitarkit. Ir jeigu turit skirtingus bankus su skirtingais bankais, pasižiūrėkit tų fondų performance, kaip jie veikia ar ne, į kur, kokias kryptis šalis. Pavyzdžiui, aš keičiu gyvybės investicinio fondo investavimo kryptis, nėra labai populiaru, mes pasidarom tos draudimus ir pamirštam, ten reguliarios tos įmokos eina. Ir vieną dieną aš pasidarau reviziją, tai nebūtinai kiekvienais metais, bet taip, kur buvo investuojama, noriu keisti kryptis. Kodėl? Nes matau, kad kažkokios yra rinkos tendencijos. Ir aš tikrai nesu investuotojas. Tiesiog, jeigu žmogus žiūri žinias arba ten, nežinau, bent kažkiek, beje, žinių irgi nežiūriu, aš tiesiog jaučiu kažkaip, kad reikia paimti ir atkreipti dėmesį, kas vyksta tarp ten Kinijos ir Amerikos, tarp Taivano ten ir kitų šalių. Ir patiems pakaitalioti, paklausti. Bet iš to, ką tu pasakoji, aš girdžiu, kad tu pirmiausiai siūlai atsirinkti investicinį instrumentą, ar ne, ir nebūtinai, jeigu mes kalbėsim ar ten apie kuriam banke pirkti investicinius fondus, nėra turbūt gero atsakymo, ar ne, kuriame pirkti. Jeigu mes kalbėsim apie platformą ar tą pačią sutelktinio finansavimo platformą, turbūt gal ir visur galima po truputėlį turėti, bet pirmiausiai turbūt pabendrauti ar ne, susipažinti, užduoti tų klausimų ir tada pačiam atsirinkti. Tikrai statistikos skilti kiekvienoje platformoje ar ne, įrankiai reikėtų ateiti ir pasižiūrėti, ir kiek tų palūkanų išmokėti, ir kiek tų projektų yra vėluojančių, ar ne, ir kokio dydžio tas aktyvus portfelis yra, ir kokios sveikatos jis yra, ar ne, ir kokie užstatai yra siūlomi. Ir yra tikrai nemažai į ką pasižiūrėti. Renata, tu minėjai, kad norėtum turėti galimybę į pensiją išeiti anksti. Ir, nebūtinai išeisi ar ne, bet tokią galimybę tu turbūt jau tikrai gal ir esi net susikūrusi. Bet žinai, per 10 metų, investuojant, galėti sakyti, kad aš tuo išeisiu ankstyvą pensiją, tai yra beprotiška. Ar tu gali pasidalinti, ar pagrindinė prielaida tai ankstyvai pensijai vis tik yra tavo pagrindinėse darbovietėse sukauptas kapitalas, ar tai yra tie pinigai, kurie yra atėję iš investicijų? Pagrindinėse darbovietėse kauptas kapitalas. Pagrindinės. Ir dažniausiai, dirbi daug. Kol kas dėl to aš savęs nevadinu ten ir su to investuotojas
tokiu titulu, to žodžiu, man atrodo, yra investuotojai, kurie investuotojai, investicinių fondų valdytojai, tie, kurie dirba kasdieniniam darbė. Bet čia tu vadovaujasi stereotipais, Taip, nes investuotojai ar ne, jau mes esam visi. Nes man, va čia yra tai, kad aš dirbu ir tą dalį pinigų kažkaip įdarbinu ir man iki tos ankstyvosios pensijos dar labai toli. Klausimas, kiek ilgai gyvensiu, nes jeigu ten... Ir klausimas, kas tau yra tavo ankstyvoji pensija ar ne, kokie tavo poreikiai. Ir ypač va šitoje vietoje, kadangi paminėjom, kad yra skirtingų ten tų pasiūlymų, skirtingų rodiklių, skirtingų pasiūlymų ir pažadų rinkoje, labai rekomenduoju atkreipti dėmesį, kai jums žada tai, kas palyginkite visada pažadą su realybė. Kai tau siūlo ten 50% atsiperkamumą ar stebuklus, tai stebuklų nėra. Bet Renata, ar investavimas, jisai leis tau išeiti tą ankstyvą pensiją, jeigu tu nuspręsi tai padaryti anksčiau, negu būtum tai galėjus padaryti neinvestuodama? Taip, leis. Tai vadinasi, kad investavimas vis tiek yra svarbu, jis gali ar ne? Labai svarbus. Aš čia atsiprašau, kad pertraukiau, bet man labai svarbu pasakyti, kad 2 ir 3 pakopos tas pats pensijų fondai, aš taip džiaugiuosi, kad jie atsirado ir pagaliau ne valstybė mums yra skoloj. Mes kūrėme šitą valstybę. Kuo daugiau mūsų dirba, kuo daugiau mūsų investuoja, kuo daugiau mūsų moka mokesčių, kuo daugiau mes investuojame į savo ateitį, tuo mažiau valstybėje mums reikia išlaikyti. Ir sėdėti ir kaltinti, kad aš čia dabar dirbu ir man kažkas pensijos nemoka. Aš žinau, kai sudegė Sodros pastatas kažkada, aš galvoju, taigi sudegė pinigai, tai čia bet kada gali sudegti, tai reikia kažkur kitur kažką kitaip daryti, nes niekas negarantuoja. Tai kažkaip pats, kaip aš sakau, nori rojaus, pasidarai pats, nori stebuklų, darai juos pats. Bet Renata, tu esi mačius gyvenime ir šilto, ir šalto, ir taip kaip tu kalbi, kad tu turi pasidaryti pats, matosi, kad tu atsakomybę už save esi priėmusi labai labai senai, ar ne? Bet vis tiek yra dar žmonių, kurie gyvena ir jiems, žinai, atrodo, man mažiau pasisekė, man gyvenime kažkas kažko mažiau davė. Kaip tu manai, ar iš didelio skurdo gali žmogus pasiekti itin didelių finansinių aukštumų? Taip. Ar gali duoti patarimą kaip žmonėms, kurie šiandien galbūt yra sudėtingoje situacijoje, ar ne? Ir galbūt ji nėra amžina ir viskas priklauso tik nuo jų, ką jam daryti, kad iš jos išlipti ir pasiektų finansinių aukštumų? Daryti kitokius sprendimus, negu darė vakar. Susimažinti pradžioje lūkesčius ir nesilygiuoti su ten vidutinė kažkokiais tais laipteliais, kuriuose jie ten yra. Susimažinu lūkesčius, darau kitokius sprendimus, nes tie, kurie buvo vakarykščiai, netvedė ten, kur noriu būti šiandien. Ir prašyti pagalbos, patarimo iš tų žmonių, mentorių, kurie supranta ir žino, ką daro. Ir būti realistiškiams. Aš čia šitoje vietoje vėl būsiu nepatogi auditorija, bet pasakysiu, yra labai daug deklaracijų. Yra labai daug deklaruotinų vertybių, darbo principų, kaip čia mes viską darom. Tai labai norisi atgręžti ir paklausti, ar tikrai gyvenat pagal tai, ką šnekat. Kad man svarbi šeima, o iš tikrųjų tai pažiūrėkit, kiek ten su šeima man svarbu ten nuolatinis augimas, tai taip sąžiningai. Tai kiek jau čia tų knygų skaitėm, mokymų praėjom ir realiai tas žinias aplikuojame gyvenime, o ne šiaip perskaitėm, padėjom, pamiršom. Tai kam tada iš vis skaityti? Tai norisi pasakyti, kad yra visas potencialas, kurį mes turime, niekada nebuvo išmatuotas. Ir mano Henrio Fordo šitoje vietoje žodžiai visada patinka. Ar tu tiki, kad tu gali, ar galvoji, kad negali? Abiem atvejais tu teisus. Ar tu pasirenki būti, čia tas ne sveikatos neįgalumas, bet tas toksai psichologinis neįgalumas. Mano auka būti yra labai lengva. Aš galiu pradėti kaltinti tėvus, valstybę, visus kitus ir ten teisingumo ministeriją ir ką tik nori, ar ne, ir civilinių metrikacijos skyrių. Bet ar aš iš tos pozicijos augu, iš šito sprendimo ir savo pasirinkimo sėdėti ant aukos arba tokio neįgaliojo, aš nieko negaliu padaryti. Tu matai, aš nieko negaliu padaryti. Kai man žmogus pasako, kad jis nieko negali padaryti, pas mane nervinis tikas prasideda. Kodėl? Nes tai yra melas savo. Tu gali, bet tu tingi. Nes jeigu tu gali, jeigu tu tikrai nori, tai tu rasi galimybę. Ir aš labai dažnai turiu diskusijos, kuriuose, kai užduodi klausimą, tai pradeda nuo atsakymo, kodėl aš negaliu to padaryti. Nuo pasiteisinimo. Sakau, žiūrėkit, o jeigu klausimą formuojame taip, ką tu gali padaryti, kad būtų kitaip, o ne kodėl tu dabar ten neinvestuoji. Visada yra 1001 priežastį, kodėl ne. Vėlgi čia turbūt tiktų ta žinoma tiesa, ar ne, kada sakom, kad mes esam
5 žmonių, kurie yra aplink mūsų vidurkis, ar tai mūsų kolegos, ar artimieji, ar ne, tai reikėtų apsidaryti, kas yra tie žmonės ir kokioje aplinkoje mes patys visada būnam, tai tik tais turbūt norisi pastebėti, kad nebūtinai visada tai bus kolega ar kažkas, ar ne, tai gal gali būti knygos autorių, su kurio mintimis mes gyvenam, ar ne, ar kieno tinklalaidę žiūrim. Tai Renata, turbūt pabaigai aš noriu tavęs paklausti, kas tau labiausiai padėjo nugalėti tą baimę, paleisti pinigus ir investuoti? Ir aš noriu užbaigti su tokiu patarimu tiems, kurie tavęs klausosi, žino, kad sprendimą už save turi priimti patys, bet ta baimė tokia didelė, kad nežino, kaip pradėti. Aš sakyčiau, gal dvi atsakymo dalis. Pirma, tai reikia suprasti, kad mes gyvenome labai skirtingais ekonominiais laikais. Ir taip, kaip gyveno mūsų seneliai arba mūsų tėvai, kurie taupė juodai dienai ir gyveno tą juodą dieną. Nes tų juodų dienų buvo ne viena ir ne dvi jų gyvenime. Ir reikėjo išleisti vaikus į mokslą ir taupyti. Ir daug dalykų jie darė iš tokio nepritekliaus. Ir veikimas iš baimės buvo natūralus. Ir užkasti stiklainiuką su pinigais darže ir kai miršta tavo močiutė surasti jį ir ką mes šiandien dienai darytumėm su tom rastom vagnorkėm vadinamom ar ten, nežinau, tais litais, kurių nežinau, ar čia dar kažkas pakeistų. Jų vertė kokia? Tos ten, tarkim, močiutės pensijos tuo metinė vertė, kai jinai taupė ir dėjo į stiklainį ir šiandien ką man su jais daryti. Tai čia yra viena tai atsakymo dalis, kad pagalvokit, kad mes iš savęs kiekvieną dieną atiminėjam galimybę gyventi kitaip. Ir kitas man turbūt iš vaikystės vėlgi nepriteklius, tai mama Zefyrai, tai buvo turbūt nauji metai mums. Čia man Zefyrai po šiai dienai yra kažkoks toks, jeigu reikia džiaugsmo asocijuoti, tai man Zefyras. Mama nupirko tų Zefyrų, jie buvo vyniojami į popierių ir mama juos nuo manęs paslėpė, nes aš buvau smaližė ir kad aš jų nevalgyčiau visų, tai jinai duodavo dozuotai. Ir tada jau mes nutarėm, kad jau šventė, jau valgysim tuos Zefyrus. Jinai nueina jų ieškoti ten, kur jinai paslėpė. Aš aišku bandydavau atsekti, kad žinočiau visas jas slepiamas vietas. Laukiu jau tos palaimos, bus džiaugsmas. Jinai išpakuoja ir ten tik tai pelių kakučiai. Ir man ta asociacija, kad kai tu užmarinuoji kažką ir padedi, tai maža to, kad tai ten galiojimas gali pasibaigti, bet dar ir pelės tau tos pinigus sugrauž. Nes laikydavogi buvo daug nemažai atvejų, kur sugraužė. Tai tas toksai, pagalvokime, kad mūsų ta baimė yra žymiai brangesnė už tą pelną, kurį mes galėtumėm gauti. Ir vėl pasikartosiu, kad pokyčių rezistencija yra brangesnė už patį pokytį. Ir tą patį, kai Robertas sakė, bijai aukščio, šok su parašiutu. Bijai aukščio į televizijos bokšto ir vaikščioti aplink ten tą lėkštę jo. Iš tikrųjų, mes binarinės smegenys yra žmogaus. Mes arba bijom kažką prarasti, arba norim kažką gauti. Ir viskas. Mes kaip baterija veikiam pliusas, minusas. Tai paklauskim savęs, kas baisiausia dabar gali nutikti. Ar aš dabar numirsiu, kad aš suklysiu investuodama? Nenumirsiu. Gerai, ar numirsiu, kad prarasiu, dabar aišku, kiekvienam yra jautri suma, ar ten 100 eurų, ar 200 eurų, ar ten kitam turbūt investuotojui, kuris investuoja milijonus. Ir kas baisiausia atsitiks? Pasimokiau, kaip islandai, paplojau savo, kad išdrįsau, padariau, dar visiems pasigyriau, kad pažiūrėkit, kaip moku mokytis iš savo klaidų ir važiuoju toliau. Ir tada jūs niekam nieko neskolingi. Ir tada dar geras vidų jausmas, kad baimė plaukti perlipai, baimė dar kažką perlipai. Ir perlipi ir atsiranda. Ir vėlgi norisi taip labai turbūt filosofiškai iš energetinio, holistinio požiūrio pasižiūrėjus. Pažiūrėkite, kokia yra jūsų aplinka. Jinai bus tokia, kuri palaiko jūsų sprendimus. Jeigu jinai netokia, keiskite aplinką. Tai norisi padrąsinti, kad nieko ten baisaus nėra. Yra daug nesuprantamų pradžioje žodžių ir nesuprantamų lentelių. Tai prašykit pagalbos, išaiškins. Nekilnojamas turtas nebūtinai yra geriausias sprendimas, gali būti ir kiti sprendimai. Jeigu prisirišote, jeigu jums ten patinka, prašau, darykite tai, kas jums patinka. Numizmatika, akmenys, ar ne, perka senų žiedus, perparduoda akmenys, menas, investicija į meną, krūva puikiausių galimybių. Žmonės investuoja į tokenus, į įvairiausius. Ir tai kiekvienas pasirenka ir aš galvoju, kad kuo daugiau tu pabandai, tuo labiau tu supranti, tai mano vieta. Čia žinot, kaip mes vaikus į būrelius užrašinėjom. Į tą, 3, 5, 8 ir jis atsirenka. Tai aš sakyčiau, žinot, dabar šovė mintis, investicijos yra kaip vaikai. Jeigu tu jų nepaleidi iš namų,
Nu tai 40-iesiais vis dar, kaip sakant, valgo mamos ruoštas sumuštinius ir mama pyksta, kodėl jis nevedęs. Bet mes patys nepaleidžiam tų pinigų dirbti. Ir pykstam, kad tie vaikai 40-mečiai mums nebeatneša, matai, pinigų į šeimą. Nu, nes mes juos padarėm neįgaliais. Tai nedarykit savo pinigų ir turto neįgaliais, įdarbinkit. Kaip ir vaikų potencialą norim išmatuoti, taip ir pinigų, ir savo turto. Norėtųsi gal tokia mintim pabaigti. Aš manau, kad mes ignoruojam labai didelę dalį situacijų savo gyvenime. Taip. Mes stokojam kartais tos savistabos ir turbūt akivaizdu, kad darant tuos pačius dalykus, kaip tu ir sakei, mes liksim ten pat, kur esam. Tai manau, kad čia reikės ne tik to plano veiksmų, bet reikės ir to pačio virsmo, tai yra to veiksmo tos pradžios. Tai aš tikiuosi, kad žmonės yra savyje tos drąsos, pirmiausia, ar ne pradėti. Ir labai noriu pasakyti tau didelį ačiū už tą įkvepiančią drąsą veikti, nes tikrai tu esi labai labai drąsi moteris. Esi tokia ryški, stipri asmenybė, kuri savo pavyzdžių tikrai gali įkvėpti ir kitus. Tai ačiū tau labai, Renata, už tavo įžvalgas, pasidalinimą ir žinoma atvirumą. Ačiū labai, Greta, ačiū, kad pakvietėt.